Davai einam į klubą. Nenoriu, ačiū. Kodėl? Visi eina, ko tu kaip atsilikęs. Pas mane klanas susirenka, reikia žaisti. Tai kas, jeigu visi eina, tai ir tu eik. Aš nenoriu. Davai einam, ko tu? Ne, taip pas su draugais. Aš sakau, visi eina, ko tu neeini. Girti sėdėsit. Einam, davai einam, ko tu kaip lopas. Gerai, gerai. Nu va, maladzėts patsanas. Nu kam tu taip darai? Atsiprašau. Nu jei nenori, nu tu neeik. O ar jūs turite savo nuomonę? Ar jumis irgi taip lengvai manipuliuoti? Sveiki, šiandienos tema – individualumas. Daugelis šiuolaikinių žmonių neturi savo nuomonės ir tiesiog bijo reikšti savo individualumą. Tiesiog nenori išsakyti savo nuomonę, nes bijo būti sukritikuoti arba atstumti. Nu kodėl? O dėl jų net turiu valgyti šitas stebuklingas pupas, kad neišprotėčiau. Su laiku žmonės išvis pradės bijoti save reikšti. Nes taip vadinami verchai, ant jų gali užstumti. Nu kas per nesąmonę? Einam parūkit. Ne, nerūkau, neįsim. Einam parūkit. Nu, aš nenoriu, aš Ko tu kaip? Tu atsilikęs rūkit einam. Nu, nenoriu aš rūkėt. Supras, tavęs nieks neklausia. Nori tu, nenori, einam. Nu, taigi aš turiu savo nuomonę. Savo nuomonė geras vakar seniai. Na, einam. Ką jau filmuojam? Nu rimtai žmonės, turėkit savo nuomonę, nepriklausykit miniai. Domėkitės to, kas jums aktualu ir nesigėdykite to. Tobulinkite save. Jeigu veikla, kuri jums patinka, yra netoleruojama, nereikia kreipti dėmesio. Tiesiog tęskite. Jeigu žmogus turi savo nuomonę, nereiškia, kad ji neturi reikšmės. Tikrai bus tų žmonių, kuriems tai patiks. Tikrai nemeskite, darykite, lavinkite save. Jeigu jūs norite išgirsti mūsų nuomonės apie būtent jums aktualius dalykus, mūsų Facebook puslapyje mes jums paruošėm postą, kurio komentaruose jūs galite siūlyti savo idėjas. Taip pat mes sukūrėme eską, kuriame jūs galite užduoti mums įvairius klausimus. Nuorodą rasite aprašyme. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, komentuokite ir prenumeruokitės. Oh.